Labutis mano mėlieji, mylimieji pelėdžiukai. Labai džiugu ir smagu vėl būti čia su jumis. Kaip laikotės? Kaip gyvuojat? Kas naujo, kas faino, kas nefaino, kas gero, kas negero. Pasigalvokit, pasidėliokit, pasidarykit sąrašą. Pasižiūrėkit, nežinau, pareflektuokit praeitą savaitę, pavyzdžiui. Kas buvo gero, kas buvo negero. Labai toks produktyvus pratimas. Kiekvieną savaitgalį, sakykim, tokį turėt kaip įprotį, ne? Nes mesgi mėgstam įpročius. Tai norėjau atsiprašyti, kad prisižadėjau, kad podcastas būtinai bus, bet praeitą savaitgalį nebuvo. Nėra čia ką burti, nėra čia ką kurti. Elementariai nebuvo įkvėpimo. Tiesiog nebuvo įkvėpimo. Jau praeitas, paskutinis, kitaip tariant, podcastas buvo labai, labai ne kažką. Atsiprašau už tai. O jau praeitas savaitgalis tai O visiškos nesąmonės kažkokios paduot aš jums nenoriu ir pačiai savo laiko gaišti taipogi. Tai va, labai tikiuosi, kad jums viskas gerai, labai tikiuosi, kad šventinė nuotaika vyrauja, o ne, nors kiek matau, tai sunku patikėti tuo, ką pati šneku. Nes matau, kad žmonės, bent jau pas mus, iš gruodžio mėnesio padarė tokį siaubą, kad visi dar iki švenčių dar, ne rytoj, ne ryt ir ne poryt, o žmonės jau perdegė, pikti, nelaimingi. Labai gaila, kad tokia pasakiška šventė virto daugumai žmonių tokiu didžiuliu trigeriu ir streso šaltiniu. Labai gaila. Tai norėjau šiandien pakalbėti ten tokia tema, bet galvojau, kaip čia ką pateikt, tuo metu scrollindama truputį per dalykus ir kažkaip užmačiau podcasto iškarpą, kur pakviesta specialistė kalba apie ADHD. Tuosgi 3 tipus, ar ne? ADHD tipai. Ir aš klausau ir aš jaučiu, kaip man verda viskas viduj. Per daug neišsiplėsiu, kas per podcastas, kas per specialistė. Pasakysiu tik labai trumpai ir turbūt visiems bus labai aišku, kad klausant toks jausmas, kad mes niekur nepajudėjom su žiniomis apie ADHD nuo tada, kai Lietuvoje tai tapo žinoma. O iš tikrųjų pajudėjom, aš žinau tikrai ir daug specialistų, kurie išmano vis tiek daugiau, nes ten klausant, ir tai yra podcastas, kuris yra labai populiarus, labai daug žmonių jau klauso ir žiūri, tai labai gaila, labai gaila, kadangi labai stipriai žmonės klaidina tokia ne tai, kad neteisinga informacija, bet, kaip sakant, aš vis tiek iš visko visada išspaudžiu kažką gero, ne? Todėl šiandien noriu pakalbėti apie sunkumus, kuriuos patiriam mes, žmonės su ADHD, apie kuriuos nieks nešneka, apie kuriuos daug kas žino, bet nekalba. Ar ne? Nes kaip nebebūtų,
mums nebūtinai reikalingi gydytojai, kurie išmano, kad mes galėtumėm rasti informacijos, ar ne? O kai va tokie va podcastai lietuvių kalba išeina ir specialistė pasakoja taip paviršutiniškai ir dar, nu, tarkim, vedėjas uždavė į klausimą, ar tokie žmonės turbūt šios laidos visos vienu kartu nepažiūrės. Ir jinai atšauna, kad, nu, per 3 kartus ir abu juokėsi. Nu, ta prasme, aš suprantu, kad gali būti kažką, tam, kas nejaučia, to nepatiria, to gali būti juokinga. Tai noriu šiandieną pakalbėti apie nejuokingus dalykus, nes tai yra, matau, kad daug svarbiau, nei aš kada galėčiau pagalvoti, ar ne? Tai aš pasidariau tokį kaip ir sąrašiuką, būtent tų sunkumų. Sunkumų, ar galim netgi pavadinti taip, kad kalbėsime šiandien apie tamsiąją ADHD pusę, nes šitie simptomai, kuriuos aš šiandien išvardinsiu, apie juos nekalbama, o jie kamuoja tiek vaikus, tiek suaugusius. Tai manau, kad kuo daugiau kalbėsim apie tai, tuo geriau. Tai pirmu numeriu labai noriu iškomunikuoti sunkumą išvis išgyventi dieną, jeigu tu maskuoji. Jeigu ADHD žmogus maskuojasi, ar ne, vaidina neurotipišką, vaidina normalų, vaidina, kad viskas gerai, o tarkim, dažniausiai gyvūna vis tiek su ADHD gyventi yra sunku. Tai kiekviena diena yra iššūkis ir kiekviena diena yra pilna iš tų iššūkių, ar ne? Betgi parodyti kitiem yra it's a no-go. Bet maskavimas, ką jisai padaro, kad mes gaunasi dirbam per 2 darbus, vaikai eina į mokyklą ir dirba darbą, nes mes nuo pat tos akimirkos, kai atsikeliam ir jeigu namuose yra, nu, negyvenam vieni, ar ne, namuose yra kažkas, darbe yra kažkas, mes vaidinam, kad viskas yra fainiai, viskas yra okei, arba geriausiu atveju tiesiog neutraliai, bet esmė pačio maskavimo yra vaidinti neurotipišką. Slėpti savo ADHD. Tai yra darbas visą dieną, naktį, kol mes ADHD žmonės esam tarp žmonių, mes dauguma mūsų maskuojam. Nes jeigu ne, ten iškyla kiti momentai, ne? Ir maskavimas paaiškina tokį momentą, apie kurį iš vis niekas nešneka. Jis nėra nei blogas, nei geras, ta prasme, aišku, žiūrint iš kurios pusės pažiūrėsi, bet kažkaip va taip gavosi. Kol kas tai visi žinom, kad ADHD žmonėms patinka gyventi vakare, naktį, ne? Naktinėt, kitaip tariant. Jau geriau tada, jeigu yra galimybė, aišku, tokia, geriau pamiegoti ilgiau, bet naktis kažkuo labai traukia, kažkuo labai žavi. Nu, tai nieks mums ADHD žmonėms į galvą to neužkodavo ir neištatuiravo, o tai yra tiesiog tas laikas, kai nebereikia maskuoti, nebereikia vaidinti, nebereikia būti kažkuo, gali būti tiesiog savim, toks koks esi, o tai yra rojus absoliutus po visos dienos to slėpimo savo tikrojo identiteto, kurio niekas niekada kol kas šiai dienai nepriimtų, ne, kaip norma ir
arba darbe vis tiek tektų muskuoti, ar ten draugų kompanijai, vis tiek kažkur tai tas maskavimas, jisai vyksta pas visus ADHD žmonės. Išdrįsiu tai pasakyti, ar ne? Jo sekantis, kaip šitam podcast'e išgirdau, ar ne, kad ADHD yra 3 tipai, ar ne? Na ir vardina tos tipus ir kažkiek apie juos pasakoja. Ir antras tipas, tai yra, kai žmogus nėra, arba bent jau neatrodo hiperaktyvus, bet jisai yra, jam sunku susikaupti, jis yra išsiblaškęs, ar ne? Tik pasakyta tai buvo, su tokiu, taigi tik antras tipas, tai, tas toksai, kur tiesiog negali susikaupti. Lyg tai būtų taip paprasta, tiesiog negali susikaupti. Šitas iškart skamba, lyg šitas tipas būtų lengvesnis kažkuo, ar ne? O tai, kad mums, kad susikaupti, reikia pastoviai galvoti apie tai, kad reikia susikaupti, pastoviai savo priminti, nežinau, kas minutę, kas 5, priklausomai nuo situacijos, kur mes esam, ką mes darom, kaip mes jaučiamės. Sakykime, mane šią savaitę labai kažkaip tai daužo, sakyčiau, ADHD labai smarkiai, kartu su peršalimu, taigi tiesiog labai, sakau, sunervino, nes tiesiog susikaupti gerai būtų, kad būtų taip paprasta. Kaip kad skamba ir ten pasijuokta, ne, kad čia kaip pavyzdį davė, ne, kad tarkim, vaikystėj tokius ADHD tipo žmonės, ten, sakykime, pašiepdavo, ar ne, kad varna šaudo, kur ten sėdi varna šaudo, ar ten mergaitė, mergina, ten, nežinau, užsisvajojus, ne, ir, jinai viską tą sako tam podcast'e su šypsena, tiesiog dėsto, ne, o aš klausau ir taip galvoju, dėmet, ta prasme, tiesiog nesusikaupia, gal tai teisingiau būtų, ne? Yra, tiesiog liūdna, negirdėt tokį dalyką, todėl, kad tas susikaupimas, jisai be proto daug jėgų reikalauja, beprotiškai daug. Kadangi, sakau, tu visą laiką turi apie tai galvot, bet tuo pačiu daryti dalykus ir gyventi, ir eiti darbo, ar į mokyklą, ar į universitetą, ir tiesiog susikaupti. Tik galvoti visą laiką apie tai, kad reikia susikaupti, nors galvoju milijonai minčių, ne? Ir toks, kaip sakoma, ADHD žmonės turi galvoj pastoviai kažkokį triukšmą. Iš tikrųjų, tai nėra triukšmas, o tai yra tas vidinis toksai pokalbis su savim. Kartais tai yra monologas, kartais tai yra dialogas, tai jau tada išsitrodo kaip šurmulys, nes dar aplinkui visi garsai. Dar kažkas tave šnekina, dar kažką, ne, bet iš esmės tas pats vidinis pokalbis su savim, tai būna dažniausiai dar ir prie visko, ne šiaip apie ten dangų, orą. Būna kartais, kai dienos geresnės, bet dažniausiai tai būna kažkoks savęs kaltinimas, kažkoks savęs gėdėjimasis ar gėdinimas už kažką, ar ne. Vėlgi prisiminti, kad reikia susikaupti, o tuo tarpu tu dar kalbi su žmogum, dirbi darbus, ar ne. Ir viskas tas pareina, kodėl būtent kaltinti, gėdinti, ne, tai nes viskas pareina iš žemos savivertės, jau apie šitą tai turbūt žino net ir ta specialistė, kuria juokinga. Tai va, tai su žemos savivertė žinot, ką daryti, ne, tik mes galim patys savo ją pasikelt, tą žemą savivertę.
bet apie tai jau pirmas podcastas, jeigu ką, apie meilę savo, savivertę ir kaip ją pasikelti. Tai jau dabar aš kalbu su jumis, tarkim, kalbinu neurotipiškus žmonės arba žmonės, kurie neturi ADHD, gal tiksliau taip. Nes dėl neurotipikų čia jau vėlgi labai didelis klausimas iškilęs yra. Tai kaltinti, gėdinti, reikia susikaupti. Aš nekinu dabar, taip, kalbu, noriu atsigerti, gerai, tvarkoju. Taip, ant tiek tylu namie, kad aš girdžiu savo pačios mintis. Tai reikia kažkokio garso, kažkokio papildomo šurmuliuko, tiesiog, kad galėtų susikaupti. Irgi, vėlgi. Tik pasakymas savo susikaupk, tai ne visada veikia. Kartais reikia dar ir įrankių, ar ne? Tai gerai, tarkim, aš žinau, ko man reikia. Jeigu mane tyla išmuša, nes labai stipriai šiandien ADHD taško, tai aš pasijungiu kažkokią ramę, nežinau, melodiją arba dabar miško garsus, kuriuos jau klausau daug metų. Nu, ir užmiegu su tuo garsu ir panašiai. Tai dėja ne visi tą žino, tai kas liečia įrankius, tai jau čia jau knygoje viską rasit. Tuomet tas faktas, kad mes ADHD žmonės nepriimam kritikos. Ir visi galvoja, kad mes tiesiog kažkokie jautruoliai, kurie išsikalinėja ir nežinau, ten maivosi, kai iš tikrųjų visų pirma, tai mes tą kritiką girdim, nežinau, 30 sluoksnių giliau jautrumo prasme, negu kad žmogus, kuris neturi ADHD. Bet esmė yra tame, kad mes turim vidinę kritiką. Ir jūs, žmonės, kurie neturi ADHD, neįsivaizduojat, kas tas yra, turėtų tą vidinę kritiką. Jis ne visada šneka daug, jis visada kalba, jis visada kritikuoja, tu visada nenori, bet galvoji apie tai, kas buvo ar tai, kas bus, ir iš nepasitikėjimo savim, iš vėlgi kažkokių prisiminimų praeities negatyvių vyksta ir kritikavimas savęs, ir kaltinimas, ir gėdinimas, ir pastovus ko neveikimas, pastovus. Tai gaunasi, kad tą savivertę mes kaip ir patys savo dar pamažinam ir visą situaciją dar labiau pabloginam. O tai vėlgi tai reikia spręsti ir su tuo reikia kažkaip susidraugauti su šito vidiniu kritiku, nes taip gyventi vėlgi, ne? Kalbėt, daryt, rašyt, programuot, nežinau, šokt, mokyt ir tuo pačiu viduj ant savęs stumt 24 valandas per parą, tai yra ką paveikti. Iš tikrųjų, ar ne? Tuomet vėlgi iš to podcasto, kas, nes net užsirašiau antraštę, podcastas sunervino. Tai būtų ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Taip? Ir jinai, ta specialistė, kurią kalbino podcasto metu, sako, kad pirmas tipas yra būtent hiperaktyvus žmonės, ane, kurie vaikai, jinai kalbėjo viską apie vaikus, bet kaip suprantu,
čia ir tam tikri dalykai ir suaugusiems yra skirti, bet kažkodėl pasirinko būtent tos tipus susakyti apie vaikus. Ir jo, nelabai šito aš supratau. Tai pirmas buvo, kad vat, būtent tie ADHD vaikai, tai aš norėčiau sakyti, tie ADHD žmonės, kurie patiria grinai tą vat, hiperaktyvėje pusę, ar ne? Gal jie gali susikaupti pagal viską, ta prasme protų, smegenimis, ar ne? Bet kas iš to, kad tu susikaupęs, jeigu tu negali išsėdėti vietoje, ar ne? Tu negali išbūti, tau reikia judėti, tau reikia tą adrenaliną ir dopaminą kažkaip išvaikščioti, išsimakaluoti, ne? Tai jeigu reikia ramiai, tarkim, pamokose sėdėti, kontrolinis dar kažkas, tai vėlgi įrankiai tokie kaip fidget spinneriai, ne? Ir daug kitų dalykų, kurie padeda nesimakaluoti ir nejudėti. Bet kas liečia tą hiperaktyvumą, nebuvo vėlgi paminėta apie tai, kad ne visada hiperaktyvumas yra fizinis. Yra tas, čia jau mano savo palengvinimų sugalvota, toksai silent hyperactivity. Tos tylusis hiperaktyvumas, kur visas aktyvumas yra mūsų galvose. Mes galvojam, pas mus sluoksniai ir sluoksniai minčių, logiška, nelogiška, nesvarbu. Tiesiog toksai psichologinė neramybė, toks neramumas, malimasis, bet jis kaip stresas, kaip nerimavimas, bet viskas galvoj. Kūnas nejuda, žmogus atrodo visiškai chill. Tai iš tikrųjų vyksta labai labai daug dalykų, toks vidinis tas triukšmas, tas pastovus su savim pokalbis, o prisiminimas visokių praeities dalykų, ateities baimių ir taip toliau, kažkokių idėjų kūrimas, šokinėjimas nuo minties prie minties galvoj, nuo idėjos prie idėjos galvoj, o gal ir sugalvojom kažką faino, bet kadangi nuo vienos prie kitos peršokom, tada dar ant trečios, ketvirtos, penktos ir žiūrėk tos esminės, kuri buvo visai cool, mes pamirštam, aišku, nes taip jau gaunasi, kad tada dar tarkim, kalbu su jumis dabar, o galvoju prisiminimas pokalbio su kažkuo, kuris paėjo prastai, kadangi esu intravertė, tai man bendraut su žmonėm, čia darbas nesiskaito, žinot, kaip rušiuojasi, šitie dalykai, kad asmeninis gyvenimas yra viena, darbas yra kita. Tai vat, kas liečia dabar, tai podcastas yra mano hobis, tai čia mano asmeninio gyvenimo dalis. Ir aš kalbu su jumis, o pati atsiprašau, o galima ir tai pasakyti ir įsivaizduoju, nes yra ir dalykų, kuriuos mes tiesiog be dirbdami, be darydami, kas be būtų, ten ir mieguose turbūt, vis kažką tai kūriam, būriam, o ypatingai dar būtinai noriu pabrėžti, kad tas hiperaktyvumas galvoje, scenarijų kūrimas, scenarijų, kurie 95% tų scenarijų ir tų minčių įkyrių, kurias mes susikuriam, be šnekėdami, be dirbdami, be darydami kažką, net nevyks. Bet papasakot to jausmo, kas per jausmas dabar kalbės su jumis, prisiminti vieną, kitą, trečią situaciją, sėdėti su tokia veriančia gėda, tiesiog taip deep
veriančią labai giliai, nes buvo ten taip, ten nusišnekėjau, ten dar kažką, tai ten oversharinau, nors labai noriu savo gyvenime normalizuoti tai, kad aš oversharinu, nes tas prikalbėjimas per daug vis tiek pareina, sakau, iš to, kad dauguma ADHD žmonių vis tiek yra intravertai, kaip nebebūtų, tai tada automatiškai intravertas neturi skilsų, neturi įrankių, neturi žinių ir nenori bendrauti su žmonėm, ar ne? O jeigu tenka, tai automatiškai labai daug sukyla visokių dalykų. Tai yra labai, labai sunku, labai nemalonu, labai vargina. Tai dar nepamirškim, kad tuo pat metu, kai visą tai vyksta, mes maskuojamės, ne? Maskuojamės, kad viskas chill, viskas ok, viskas gerai, nes mes esam tarp žmonių, mes negalim apsiverkti, ar ne, vien iš to, kad kas galvoje darosi ir kaip viskas tas vargina ir gazdina ir užknisa ir taip toliau, ar ne? Nes iš tikrųjų turbūt niekas, joks ADHD neturintis žmogus negali įsivaizduoti, kas tai yra. O reikėtų bent įsivaizdavimui kažkokiam, bent tokiam bendram užprusimui, žinojimui, pasidomėti, pasiklausyti, pasimokyti, kadangi tai yra labai labai svarbus momentas, labai. Taigi mes su kritika nedraugaujam, ar ne? Hiperaktyvumas būna ir ne tik kūne, o ir galvoje. Ir būtent didžioji dalis ADHD žmonių turinčių tą tylųjį ADHD yra moteris. Nu tai aišku, čia viskas ir taip aišku, ar ne? Viskas, kas sudėtingiausia, kliūva mums. Mielos mergaitės, merginos, moteris. Taip jau pasaulis surėdytas. Tai va, tuomet dar viena problema, su kuria susiduriam labai dažnai, yra jauname amžiuje. Pradedam iš nepasitikėjimo savim kažkaip, o net ne kažkaip, o visais įmanomais būdais gauti iš kitų žmonių tą vadinamą validationą, ne, tą approval, kažkokį, dar aišku nuo žmonių priklauso, bet tam tikri žmonės tiesiog, kaip oras reikalingi būtent iš tų žmonių, kitaip tariant, kaip oras reikalingi pagirimai, priėmimas, mylėjimas, būtent tokiu, koks esi, ir tada tu supranti, taip nebus, ane? Tai reikėtų tada kažką daryti, nes kitaip aš negaliu pastoviai gyventi su visko, ką jau išvardinau, ir plus dar lakstyti visur, ieškoti, kaip čia ką padaryti ir kaip kur, kam padėti ir kur čia kam šiknę sulyst, atsiprašant, kad tik tai gaut kažkokį tai pagirimą, priėmimą ir nusiramint, ar ne? Tai kadangi taip nevyksta, tai mes pradedam kopijuoti kitus žmonės, mes pradedam susikuriam netgi, gal taip sakykim, kažkokią asmenybę, kuri yra tokia, kokie yra tie žmonės, iš kurių mes norim to priėmimo, ne? Ir tik tada, kai mes patampam tokiais, mes dirbam juodai, pastoviai dieną naktį, ant to, kad būt kuo panašesniais į tuos žmonės, kurie mums imponuoja. Ir tada atsitinka krešas, aišku. Ištinka, tiksliau. Todėl, kad
ADHD žmogui, jeigu tą žinai iš anksto, vat, nuo vaikystės, pavyzdžiui, ką jūs žino tą puikiai, tai jisai, sakykime, šitų problemų neturės, jis jau jų neturi. Tai nemanau, kad turės. Bet yra daug žmonių jau suaugusių, kurie tai daro ir yra labai nelaimingi. Bet įsivaizduokit, kad tą patį daro ir vaikai, kurie supranta, kad manęs tokiu, koks aš esu, nepriima. Vaikai atviri, vaikai pasako, kodėl nepriima, šlykščiai pasako. Nu ir vaikas pradeda kopijuoti tuos, kurie yra populiarūs, kopijuoti tuos, kurie yra faini, ne? Ir tai atneša labai 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 daug to tokio nelaimės, to jausmo. Mes tiesiog kuriam kitokį save tik tam, kad suprastumėm, kad mums būtina būti autentiškais. Nes kitaip, autentiškais, kitokiais, one of a kind, ar ne, tik aš atsimenu mokyklos laikais, aš negalėdavau, jeigu aš, tarkim, nusiperku džinsus, ar ne, ir man jie labai patinka, aš juos nešioju ir kokia nors panelė iš, nežinau, kitos klasės irgi nusipirko tokius pačius. Viskas, aš savų jau nebenešiosiu. Ant kiek svarbu man buvo tas autentiškumas, ar ne? Bent jau, kas liečia, nežinau, išorę, nes vidum aš kopijavau viską. Viską absoliučiai. Aš išgyvenau mokyklą, tas 12 metų, tik kopijavimo dėka. Maskavimas, kopijavimas. Aš esu iš tų, kurie sėdi ramiai, nejuda, nekruta, net kojos nebildinu. Bet galvoju, kas darosi, tai čia yra kosmosas, ar ne? Ir taip, aš susikūriau kažkokį avatarą, susikūriau kažkokį personažą, kuris pasirodo yra tokia grina, pure, ne? Tokia grina nelaimė. Ir kai sužinojau, kad turiu ADHD, ir po truputį pradėjau tas kaukės nuo savęs nusiiminėt, vis tiek dar maskuoju. Daug kame, daug kur tenka, bet jau vis tiek tas autentiškas aš yra atrastas, nors tai vėlgi susikurti naują kažką yra ilgas procesas, bet tai nėra sudėtinga, nes tu stebi ir kopijuoji. Bet išeiti iš to yra labai sunku. Kai jau susikuri, kai jau gyveni, tu esi normalus, ne, kabutėse, viskas okei, pasiekiai, ko norėjai, o tik tam, kad suprast, kad ne, tai yra tiesiog buvimas nelaimingu, ar ne? O vat išeiti iš tos būsenos yra ką paveikti. Yra ką paveikti, plėšti tas kaukės, nes tu kasdien ją užsidedi ir nusimti jos negali, nes taip ir pasireiškia nuovargis, kodėl ten, kur ADHD, ten visada yra perdegimas, ne? Ir knygoje mano labai daug apie tai yra parašyta apie perdegimą, nes taip jau yra, nes varom, jeigu sugalvojam, kad kažko reikia, arba iš tikrųjų kažko labai reikia, kaip šiuo atveju, tarkim, susikurti fake, netikrą, nukopijuotą aš, ne, reikalauja labai daug jėgų. Ir maskavimas, mintis. Kai pagalvoji ir dar kopijuot, aš kaip prisiminsiu, kaip man buvo sunku, tai čia yra kažkas. Tai labai džiaugiuosi, kad jau, kaip sakant, galiu drąsiai sakyti, kad čia praeity tas viskas likę ir nors žmonėm esu labai keista ir kažkokia įtartina kartais ir visokia kokia, ar ne, ypatingai tiems, kurie ADHD neturi,
arba išvis, sakau, identifikuoja save kaip neurotipiškas žmogus, ar ne? Neva. Tai su tokiais vis tiek tenka kopijuoti. tą savo sukurtą sandrą panaudot. Nes taip yra lengviau negu atlaikyti tą visą, kas tau yra, ten kažką, durus klausimus ir panašiai. Nes labai erzina ir vėlgi ne tik erzina, o liūdina, nes, sakau, vidinis kritikas savo darbą dirba be išeiginių, be pertraukų ir papildomų kažkokių, tikrai nereikia. Mums, kaip minimum, nereikia, jokių būdų neprisileiskit šitų momentų prie savęs, nes tenka persijungti tą kitą žmogų ir vėl vargti, tai jau geriau vieną, kitą, trečią kartą parodyt tiesiog save, koks esu, ar ne, nes jau dabar ypatingai, kai apie ADHD tiek kalbama, ir kiek žmonių dabar diagnozuoti jau oficialiai, tai nėra joks baubas, nėra joks siaubas. Ir kuo greičiau mes būsim savim ir nevaidinsim, tuo greičiau likusi žmonijos dalis supras, kas tas yra būti ADHD žmogumi. Nes kol mes kopijuosim ir vaidinsim, tai vis tiek gaunasi, kad didžioji dalis padaro iš savęs normius tuos vadinamus ir ir būni savo nelaimingas. Tai niekam nelinkiu, linkiu sėkmės didžiausios išeiti iš tos nukopijuotos versijos ir būti autentiška, nes čia vienintelis dalykas, vienintelė opcija buvimo kažkuo ir džiaugtis ir būti laimingu. Ne? Nes sukurtam personažė laimingu būti tu tiesiog negali. Tai nėra realu, ar ne? Tuomet čia toks paprastukas galbūt tų sunkumų, ar ne? Kad sakoma, kad ADHD žmogus dažniausiai, ne visada, ne 100%, niekad nėra viskas 100%, yra išimčių. Ypač jeigu žmogus laikosi, tarkim, rutinos, disciplinos, kurią paminėsiu dar tojau. ADHD žmogus yra intravertas dažniausiai, kuris nori bendrauti. Aš net neįsivaizduoju, kaip tą perteikti, už tai čia mykiu. Jeigu pastebėjot, kai kalbama yra apie ADHD vaiką ar suaugusį, kad čia tas, kuris toksai daug šneka, čia tas toksai, kur toks visada laimingas, čia yra maskavimas. Tai yra maskavimas, tikroji versija yra visai kitokia. Vienintelis būdas mums bendrauti, mes norim bendrauti, bet mums labai sunku, nes mūsų nesupranta. Tai vienintelis būdas būti ekstravertu, būnant intravertu, tai yra savo artimų žmonių, kurie viską žino ir priima tave tokį, koks esi rate, ne? Ten gali būti savimi. Visa kita sudėtinga. Tai va, tarkim, aš visas tas kaukės nusiplėšiau. Labai stengiuosi nesidėti bent jau tada, kai ilsiuosi. Bent jau tada, kai ilsiuosi, kai esu namie ir mano visa traiba katinėlių ir mano mylimukas sūnus žino, kad aš esu kokia esu. Ir va čia ilgiau pabuvau, tai žiūriu, kad jau ir podcastas toks bus grinai ADHD sukurtas pagal ADHD būsenos visus konspektus. Bet ką padarysi, ar ne?
Tai šnekant apie poilsį. Tai vat mano mėlėjai ADHD žmonės, ne, šitas turėtų irgi užkabint. Tai ta pastovi gėda, kad aš turėčiau dabar kažką daryti. Todėl ADHD žmogus praktiškai negali pailsėti. Negali pailsėti, nes jaučiamės kalti, jaučiam gėdą, kad, nežinau, sėdim, gulim, ilsimės, galėčiau atsikelti į ten, nežinau, indus susiplaut, galėčiau atsikelti į ten kažką išvalyti, pasidaryti, namų seniai netvarkiau. Nu, visada rasim. Gali būti viskas tobula, nes aišku, perfekcionizmas irgi yra, įeina į tą visą ADHD komplektaciją. Ir įsivaizduojat, kaip yra sudėtinga, čia kreipiuosi į žmonės, kurie ADHD neturi, pastoviai jaustis kaltu, kad kažko nedarai. Smegenys pačios sukuria sąrašą dalykų, kuriuos galėčiau daryti, bet nedarau, o matgi ilsiuosi. Tai gaunasi kas tada? Kad aš nesilsiu. Niekada. Niekada. Ir čia vienintelis, kas padeda, ir čia kaip įrankis irgi norėčiau jį duoti, tiems, kuriems reikia ar ne, tai čia jau turbūt kreipiuosi į žmonės su ADHD ar ne. Tai kaip ir sakau visada klientams, jeigu kažkas iš klientų klauso, tai jau turbūt žino, apie ką eina kalba. Taigi, jeigu norim nustot šiek tiek, bent akimirkai save graužt ir iš tikrųjų tiesiog atsiknist nuo savęs, tai yra įsivaizduoti kitą žmogų, draugą, nežinau, artimą žmogų, mylimą žmogų, šitai besijaučiant. Ane? Ir kaip, įsivaizduokim, kaip mes matydami tai ir jausdami tai, kad mūsų mylimas žmogus šitaip jaučiasi, negali pailsėti, nes jaučia gėdą ir kaltę, ką mes sakytumėm tokiam žmogui. Ir automatiškai apsiverčia visi stalai ir tu supranti, kad tu niekada nelinkėtum niekam taip jaustis. Tu visada pasakytum, nu tu ką, juokauji, ne? Tu ir taip ten darbo dieną atidirbai, tu mokykloje prabuvai, mokeisi visą dieną ir taip toliau. O ką reiškia? Nu, aišku, dabartiniai vaikai ir paaugliai jau moka ilsėtis, netgi su ADHD. Nes pas juos kita parapija, pas juos visai kitos taisyklės ir visai kita politika. Bet, tarkim, aš pati kaip vaikas atsimenu, kad jaučiau visada kažkokį, kad vat vis turiu kažką daryti. Tokio dalyko, kaip dabartinį, nu, tarkim, mano sūnus čilina, tiesiog čilina. Ir matosi, kad jis tikrai viduje nepergyvena, kad jis ten nesitvarko, kažko čia man nepadeda, kažko nepadaro. Žmogus ilsis, tiesiog. Nes nėra įdiegta iš vaikystės jokių traumų, kad tu privalai kažką daryti pastoviai, nes dažniausiai vis tiek kyla iš ten šitas poreikis galvoti taip ir neduoti savo ramybės ir neatsiknist nuo savęs. Tai jeigu norim bent kažkiek pailsėti, sakau, įsivaizduokit, kad šitaip daro savo jūsų mylimas žmogus. Ar jūsų mylimi žmonės. Ar jūs sutinkat su tokiu elgesiu, ar jūs pritarėt tokiam elgesiu su savim ir tada ateina toks nušvitimas, kad oh my god, ką aš čia darau, ką aš sau leidžiu, ar ne, šitaip savęs skriausdama. Kai dar vėlgi pasikartosiu ir turbūt ne kartą pasikartosiu, visa tai vyksta maskuojantis, ar ne, visa tai vyksta su milijonu minčių galvoj
visa tai vyksta norint bendraut, norint būti tarp žmonių, bet nenorint būti tarp žmonių. Tai aišku, dar kas nors užmeta kokį nors, tai kas yra kažkokie ten, tarkim, nerami matosi, ne, nes vis tiek labai artimi žmonės, jeigu yra, tai šalia, o tu save baudi, tai mato, kad kažkas ne taip, ar ne? Ir paklausia ir tada prasideda tada pamokslai, ar ne, kad reikia susikurti rutiną, lyg tai būtų taip paprasta. Tai čia, jeigu man vienintelis, čia neaiškus yra dalykas, ne, kaip žmonės gali kažką deklaruot, kažką teikt, kai nežino, apie ką kalba. Tai niekada šito nesupratau. Anyway, kas svarbu dabar, tai yra paliesti visus punktus. Tai įsivaizduokim šitus visus jausmus ir išgyvenimus, kiek aš čia jau jų privardinau, jie visi vyksta vienu metu. Tad patikėkit, ne pyragai. Ir tikrai, mano manimu, kai yra toks lygmuo ADHD, toks stiprus ADHD arba toks laikotarpis arba kažkas pastoviai trigerina, ne, kad mes jaučiam visą tai ir daugiau, dar stipriau ir dar smarkiau. Čia tikrai ne kiekvienam, man atrodo, ištvert. Tiesiog ištvert. Tokią būseną, tokius jausmus, visus kartu susimakalavusius ir ten galvoji, sakau, jau gaunasi ir triukšmas, ir kalbėjimas ant viršaus, ne, sluoksnis ant sluoksnio, mintis sluoksnis ant sluoksnio, scenarijai sluoksnis ant sluoksnio ir taip toliau. Tai čia, tiesiog kosmosas. Aš pati dabar esu maždaug toj būsenoj. Jau gaunasi, kad savaitę beveik. Tai patikėkit. Nežinau, geriau bet kas, ta prasme, ką esu gyvenime patyrus iš kažkokių, sakykime, ten sveikatos momentų, negalavimų, dar kažko, tai viskas yra smulkmenytės palyginus su to, kai visi šitie išvardinti momentai vienu metu tiesiog daužo per smegenis, ar ne? Ir kas labiausiai apsunkina ir padaro taip, kad mes dar labiau pergyvenam ir dar blogiau jaučiamės, tai yra todėl, kad mes nežinom, kada baigsis tas laikotarpis. Ir visa tai, ne tai, kad nutils, tai niekada nenutyla, bet visa tai kažkiek aprims, nebus to tokio, tokios audros, tokio stipraus pojūčio kiekvienos šitos vidinės katastrofos tiesiog, ar ne? Kaip sakoma, didžiausiam priešui nelinkėčiau, nors priešų tikiu, kad neturiu nei didžiausių, nei mažiausių, bet įsivaizduoju, kas tas yra turėti, tai tikrai nelinkiu. Ir iš esmės norėčiau skirti momentėlį pasisakyti, kad aš iš esmės tikiu, kad ne kiekvienas ADHD žmogus patiria šitos visus momentus vienu metu. Tai čia priklauso dar nuo kabutėse sutrikimo. Man yra kabutėse, nes aš labai nemėgstu šito žodžio, kiek jau kartų minėjus esu, ar ne. Yra vis tiek visokie lygmenys, visokie dar povandeniniai vandenys, nes prie ADHD gali būti dar ir kitų dalykų, ar ne, tas pats autizmas, ne veltui knyga autizmas, ADHD ir autizmas vadinasi, ar ne.
gali būti depresija jau išsivyščiusi, nes tiek sunkumų, gali būti nerimo sutrikimai, ar ne? Tai taip išeina, kad yra galimybė tokia, galbūt, aš nedeklaruoju, bet ir nespėlioju. Turiu įtarimą, sakykim taip, ar ne? Kad netgi ne visi, kai kurie ADHD žmonės, kurie turi lengvesnį patį tą kitoniškumą, tokių dalykų taip stipriai nepatiria. Gali relatint, aišku, kiekvienam. Gali puikiai suprasti, apie ką eina kalba ir pasipasakojant irgi patiria, bet ne tokiam lygmenį. Taigi, pereikim prie sekančio punkto, kuris yra be galo svarbus. Be galo. Čia kaip sakoma, kaip miegas ADHD žmonėm, tai nėra kažkoks pasirinkimas, tai yra neurologinė būtinybė, ar ne? Taipogi iš socialinių momentų mes tiesiog savo tai esam skolingi, mes tiesiog privalom išmokti pasakyti ne. Nes turim tą instinktą visiems norėti patikti ir įtikti, ar ne? Ir, tarkim, tokia hypothetical situacija, ar ne? Prieina prie manęs pažįstama, kolegė darbe ar draugė, nesvarbu. Ir paprašo prižiūrėti jos vaiką, ten tarkim šeštadienį 3, nes jai reikia kažkur labai išlėkti. Tai automatiškai ADHD žmogus pasakys taip. O tada pareina tas toks, tai palauk, mangi šeštadienį ten 2 valandą reikia būti ten ir ten. Ane? Tokių situacijų tikrai daug kartų ir pavyksta, viskas būna gerai, bet daug kartų nepavyksta ir būna blogai. Ir būna labai labai blogai, todėl kad mes pasakom taip, negalvodami, nepasimdami tos vadinamos minutėlės pagalvoti, ar ne? Iš karto šaunam, ne, tiesiog. Jo, žinoma, taip, be abejo. O paskui prisimeni, kad ten negali, nes ABCDE. Ir ką mes tada darom? Va čia tai yra turbūt vienas bjauriausių dalykų ADHD žmonių tarpe, kai taip nutinka, kai mes negalim. Bet mes negalim ir pranešti. Mes tempiam laiką, mes prokrastinuojam iki paskutinio ir tada vos ne išvakarėse pasiskambinam ar susirašom ir pasakom, kad mes ten negalim, nes kažkas taip. Tai toks nėra gerai, nes tai, aišku, siaubingai nuvilia tą kolegę, draugę, pažįstamą. Tai žmogus pats nusivili savim siaubingai ir gaunasi, kad iš to nemokėjimo pasakyti ne, iš to nemokėjimo luktelti sekundę ir nepulti atsakyti. Taip, žinoma, kažką. Bet tai jau vėlgi įprotis, nors kaskart, kai sakau, kad mes įpročių žmonės, tikiu, kad atsirastų kažkas, kas dabar sakytų, kad tai nesąmonė šneku, bet taip yra. Ir šitas įprotis yra tikrai labai žalingas tiek savo, tiek kitiems, todėl mes tiesiog privalom, mes esam skolingi savo ir kitiems, ir aplinkiniams. Išmokti pasakyti ne. Patikėkit, tokiu būdu apmažės labai iš gyvenimo išeinančių žmonių, kur atrodo, kad o ką aš padariau blogo, kodėl su manim nebebendrauja, ne? Taigi aš po laiko mums kažkaip tas viskas
praeina, mes pravažiuojam. O tom draugam, pažįstamiem, kolegom ir panašiai, ar ne, tu esi jau žmogus su etikete, kad nepatikimas ir kad prašyti kažko yra ne tik, kad bergždžias reikalas, o komplikuota situacija, ne? Nes tu niekad nežinai, tada taip išeina paprašius ADHD žmogaus kažko ir jam momentaliai sutikus, ar tai iš tikrųjų bus ar nebus. Aš pati turėdama ADHD ir darydama tokius dalykus, aš ne kartą esu pasimovus ant šito, bet ir aš esu prašius kito ADHD žmogaus man kažko padėti kažkaip, sakykime, nenoriu pavyzdžių, nenoriu nieko, šiandien kažkaip labai norisi abstrakčiai. Ir paskutinę minutę man pasako ne. Tai tikrai antrą kartą neprašysiu niekada ir taip nerizikuosiu, automatiškai žmogum nepasitikėsiu, krenta pagarba labai ir visa kita, ar ne? Tai mes turim išmokti sakyti ne. Visi ADHD žmonės, nes, sakau, taip, mes ir save, ir kitus išgelbėsim nuo labai nemalonių patyrimų ir pojūčių, labai nefain, labai. Nors tas ne, tai atrodo, negali ištarti tiesiog, ne, o taip šauna automatiškai, nepagalvojus, kad gali negalėt tą dieną, tą valandą padaryti to, ką tik pasižadėjai, kad padarysi. Taigi, kaip nebebūtų, reikia proto turėti, kaip dainuoja džiazu, man atrodo, ne? Tai va, o mesgi turim proto, mes labai ADHD žmonės dažniausiai yra aukšto intelekto žmonės, kurie viską puikiai supranta, viską puikiai sugeba, tik tai reikia kiek įmanoma daugiau kantrybės sau ir kai kažką darai su kantrybė sau, daug geriau ir greičiau pavyksta, ar ne? Tai va, kantriai savo, nepykstant ant savęs, mokomės, nes tas sakymas ne, šiuo atveju yra crucial. Tai yra visiškai esminis momentas, ar ne, kuris mus labai skiria nuo žmonių, kurie neturi ADHD. O mesgi nenorim būti kažkokių nepatikimų draugų ar kažkokių nemėgstamų kolegų sąraše, ar ne? Mesgi jau bet atstūmimo ir to, kad mūsų nemėgsta, iš vis netoleruojam, nevirškinam ir ten iš proto einam, ar ne? Ypač kai būna tamsioji medalio pusė. O ta tamsioji medalio pusė gali trukti dar, tarp kitko, gali trukti nuo kelių valandų iki savaitės, 2 savaičių. Tai tokioj būsenai faktas, kad labai sunku, bet kai išmoksti, pripažinkim, kad esam vis tik tai žmonės, kurie moka ir labai susikurti ir įpročius ir galim, tikrai turim valios ir rutinai, ir disciplinai, ir viskam, kas yra sveika mums. Tik nepaminėjau visą dar turiu punktų, bet norisi labai pasakyti dabar, kad nepaminėjau tyčia, kodėl šitiek tų punktų ir kodėl tas viskas vyksta vienu metu, ne? Ir mus taip kankina siaubingai, o
tamsiuoju periodu, tai siaubingai kubu, ar ne? Tai yra sabotažas, tai yra savisabotažas, kurį mes sėkmingai savo pasidarom kiek tik įmanoma daugiau ir dažniau, nes paskui gaunam atlygį, paskui gaunam rewardą, tai yra atsiprašinėti, tai yra pergyvent, kad kažkam padarėm skaudą, dėl kitų punktų, tai skaudą darom savo patys, žinodami ypač dabar vat, po šito podcast'o, ane, tai jau visi galės, lietuviai, ane, lietuviai Lietuvoj su ADHD, visi galės šituos mūsų tamsiausius įpročius ir simptomus ir žinot, ir atpažint, ir įvardyt. Bet keist kažką, dirbt su savim, ane, dirbt su kažkuriais punktais. O dirbt reiškia terapiją, reiškia namų darbai, reiškia rutiną, reiškia discipliną. Bet daug smagiau, juk yra sarkastiškai šnekant kankint save, visiems sakyt taip ir paskui neįvykdyt, kas paprašyta. Ir tokiu būdu būti kartais netgi visiškoj šiknoj, tik tam, kad gaut adrenalino, dopamino, atsiprašinėjant ir taip toliau, ar ne? Bandom ieškot kažkokių išeičių, bandom, tada jau lakstom, bėgiojam, ar ten už galvos susiėmę sėdim ir galvojam, kaip čia dabar ištaisyta, ne? O ir kitus punktus, kurie kaip ir įeina į ADHD simptomų grupę, ar ne? Irgi galima suvaldyti, irgi galima aptvarkyti, visiškai panaikinti galbūt ir aišku ne, bet visus tiek tą siekimą pripažinimo, tiek tą minčių visą katastrofą, tiek maskavimą, tiek vidinį kritiką nutildyt, ne? Tada ir tas pastovus pokalbis su savim galvoj, tas juodas, ne, kaltinimai, gėdinimai, ta kaltė, kad aš nieko nedarau, kai ilsiuosi, tai reik daryt. Mes visą tai galim šiek tiek, gal vieni mažiau, kiti daugiau, aptvarkyti būtent disciplinos dėka, disciplinos būdu, ne? Susikūrus sveiką discipliną ir sveiką gyvenimo būdą nuo A iki Z. Ne? Tiek miegas, tiek maistas, viskas yra įmanoma. Aš savo akim mačiau, aš tikrai turiu ne vieną pavyzdį, kur žmogus su ADHD ir netgi labai severe ADHD, tikrai stipriu, eina miegot laiku, keliasi anksti, sportuoja, sveikai maitinasi, nevartoja jokių nesąmonių, kad ir kaip kartais turbūt vis tiek noras yra, nes ADHD, jeigu užsimano, tai sunku pasakyti ne. Bet tu pasakai vieną kartą, kitą kartą, trečią kartą, čia jeigu savo, ne? Ir jau žiūrėk, po truputį mokaisi, gal, taip, tiek maskavimą, kažkiek nuimti, nusimesti, tiek minčių, visą tą katastrofą apraminti, o ir tą tokį
kurio mes visą laiką siekiam pripažinimo, priėmimo, išmokti savo duoti patys. Patikėkit vėlgi, žinau šitą, kad for a fact, ne, kad tai yra įmanoma. Bet, sakau, čia yra jau disciplina ir dar kartą disciplina ir sveikas gyvenimo būdas, kitaip niekaip. Nes kol mes neturim to, nedarom to, nepasidarom savo palankių sąlygų, tol mes norėsim visą laiką kažkokio savisabotažo. Tai reiškia, kad visi šitie punktai yra ir jie dar ir būna užaštrinti, kaip minėjau jau ne vieną kartą. Todėl, kad mes nieko nedarom dėl to, ar ne? Sakau, čia visko išnaikinti, panaikinti ir būti, tada gaunasi neurotipiko, ne? Neįmanoma. Vėlgi apie neurotipiko egzistavimą, čia kita kalba. Bet nedarom dažniausiai tam, kad gauti savo adrenalino, dopamino dozę ir tokiu labai fainų perėjimų einam prie 9 punkto. Priklausomas nuo priklausomybių. Tai jeigu mes padarom absoliučiai viską ir daugiau nesąmonių ir skaudulių savo, tokių siaubingų, tai ką jau kalbėt apie priklausomybės, ar ne? Kai atrandi, kad alkoholis, kažkoks narkotikas, dar kažkas, tai apramina tuos balsus galvoj, kaip aš vadinu, padaro tave kažkiek bukesniu, kad mažiau permąstyt, mažiau overthinkint. Nors vis tiek tas overthinkinimas yra, bet jis yra kažkur fone arba kitą dieną. Nes va, čia ir slypi visas siaubas šitų, tarkim, medžiagų, ar ne? Nors iš priklausomybių ADHD žmogui absoliučiai visos tinka. Ir gali užsikabinti ir dažniausiai užsikabinam. Tikrai. Už vieną, už antrą, už trečią, tada ten jau prasideda problemos, tenka kažkaip suktis, o jeigu dar kalbam apie suaugusių žmogų, kuris galbūt turi ar antrą pusę, ar šeimą, tuo labiau, ne, tai yra katastrofinė situacija vėlgi, nes maža to, kad visi šitie punktai tokiam žmogui, kuris yra, sakykime, vartoja narkotikus, pavyzdžiui, ar ne, narkotinės medžiagas. Tai tuo metu, kol tas narkotikas veikia, tai vienodai, ne, viskas atrodo daug paprasčiau, lengviau, galbūt netgi visiškai nejaučiam tada visų šitų neigiamų potyrių, bet viskas, kas taip jau tobula, labai greit praeina ir tada būna labai blogai. Kadangi jeigu mes kalbam apie medžiagas, alkoholis, narkotinės medžiagos ir visa kita, tai yra natūralūs depresantai ir kai jie nustoja veikti, kaip tas fainas jausmas, kaip tas toks fainas įrankis nusimti nuo savęs visą šą ir išgaruoja, va tada pajaučiam, kas iš tikrųjų yra tamsa. Tai vėlgi esu patyrus šitą dalyką ne kartą, tai nelinkėčiau niekam ir nežinau iš tikrųjų, kai pagalvoji, taip pat trečiu asmeniu pasižiūri į visą situaciją. ADHD žmogui ir taip yra tikrai nelengva gyventi ir kodėl mes taip norim pailsėti nuo savęs, kad mes savo padarom, tiesiog, nežinau, išmaišom nuodus su vandeniu ir išgeriam, ta prasme.
tai yra tas pats. Nes viską tik sugriauna ir dar labiau užaštrina. Dar prie to pačio ADHD žmonės labai dažnai turi priklausomybę kompiuteriniam žaidimam. Nesvietiška, neapsakoma ekrano priklausomybė. Ne? Telefonas, kompas, telikas ir taip toliau. Tai čia jau ką turim, tą turim tikrai. Ir pornografijai. Netgi dirbu su klientu, kuris vairuodamas žiūri pornografiją. Ant kiek jis negali išlaukti, kol bus bent jau saugioj vietoje, ar ne? Vairuojant. Ta prasme, aišku, sutvarkėme šitą dalyką, bet kaip pavyzdį tikrai, manau, verta paminėti. Tai vėlgi reikia tokią priklausomybę reikia tvarkyti kaip ir bet kokią kitą priklausomybę. Nėra kažkokių lygį nustatyti, ne? Čia jau kitas dalykas, bet kategorijų kažkokių tikrai nėra. Tai tiek alkoholis, tiek narkotikai, tiek žaidimai, tiek visi rageliai, tiek pornografija. Viskas iš to pačio molio. Ne? Tai tuo pačiu ir taisom. Visiškai taip pat. Galbūt baisiausia tai, kad žmonės labai dažnai nenori tvarkyti šitų visų problemų ir merdė tose priklausomybėse. Ir aš ten buvau. Tai iš patirties žinau ir džiaugiuosi, kad ta patirtis buvo gyvenime, nes taip žinau, kaip jūs jaučiatės. Taip galiu paaiškinti ADHD neturintiem žmonėm, kaip ir kas, ar ne, kad mes esam priklausomi nuo priklausomybių, kas reiškia, kad bet kokiu atveju mes galim būti priklausomi, tarkim, nuo kažko blogo, ne, mes išsigydom, susitvarkom, nes tai gaunasi, čia tai tikrai gaunasi kaip liga, nes tai yra tiesiog simptomatika ADHD, ar ne, tai turbūt geriausia, ką mes galim padaryti, ir dažniausiai tą ir darom, tai pakeisti kažkokią tą blogą priklausomybę, dėl kurios ir gydėmės, ir tvarkėmės, kažkokia gera. Sportas, sveika mityba, pagalba žmonėm, savanoriavimas, labai labai daug mylimas darbas, daug tikrai dalykų, dėl kurių galima obsesinti ir galima būti priklausomu, ar ne, bet tai nėra nei savo, nei kitiems žalinga, baisu ar dar kažkaip, nes dažniausiai, kai tik tai yra, nežinau, tam pavyzdžiui šeimoje ADHD žmogus, tai yra tas žmogus, dėl kurio visi pergyvena visada. Kadangi ir priklausomybės nuo vienos prie kitos yra šokinėjama arba užsikabinama už kažko vieno ir patologinės tas melas, kuris irgi gali būti kaip simptomatika. Labai puikus pagalbininkas, ne, meluoti, kad, sakykime, nevartoju, aš aš jau seniai ne, o iš tikrųjų sėkmingai savo toliau, tarkim, geriam, ar ten vartojam, ar žiūrim, ar lošiam, ar kažką kito darom, ne. Impulsyvumas. Niekadgi nežinai, ką ADHD žmogus susigalvos padaryti ar pasidaryti, kad gautų dopamino. Ta? Tas vadinamas agresyvus pozityvas. Kas padaro tokį žmogų nenuspėjamų. Tik vat įdomu, mes taip nemėgstam, mes pakęst negalim ADHD žmonės. Nenuspėjamumo patys esam labiausiai nenuspėjami pasaulyje žmonės, kurie kelia rūpesčių savo aplinkiniams, šeimai, draugams, antroms pusėms,
daugiausiai tokio nerimo ir pastovaus jaudinimas. Nu, kaip tiksinti bomba tiesiog, ar ne? Tik pasikartosiu turbūt jau, nežinau, ten 3, jeigu ne 4 kartą. Visą tai galima pažaboti. Visą tai galima susitvarkyti. Todėl, kad šitie punktai, kaip nebebūtų, yra ir veikia žmogų, ir gyvenimo kokybę nuodija, todėl, kad žmogus pats tai nieko nedaro, kad būtų kitaip. Nieko. Tai vat, tų punktų yra daug ir apie juos yra tikrai kalbama, bet apie tą faktą, kad mes žinom, o jeigu mes žinom, kas ir kaip, mes esam labai, kaip minėjau, ar ne, nedurni žmonės ir viską galim susitvarkyti, bet nenorim. Tai va čia yra turbūt didžiausia problema, ne? Bet, visada yra bet. Šitie visi 9 momentai yra tiesiog kaip ištatuiruoti ant mūsų smegenyse, ant mūsų smegenų. Ir išeiti iš kažkurio iš jų, tiesiog paimti ir, nebenoriu daugiau ten priklausomybės turėti, ar ten nenoriu daugiau dėl kritikos pergyvent. Nu, tai nepergyvensiu, ne? Taip nėra, taip nebūna. Bet galima visada kreiptis pagalbos. Nes mes ją turim Lietuvoje. Taip, jos nėra daug. Švelniai tariant, gražiai kalbant. Bet tai gal ir gerai, nes vėlgi, ADHD žmogui labai sunku yra išsirinkti. Ne, jeigu yra didelis pasirinkimas. Nu, šiuo atveju dar geriau, kad nėra didelio pasirinkimo. Nors jau daugėja, tas džiugu, tik tiek, kad jo, išsirinkti tai jau tuoj darysis sudėtinga. Bet svarbu yra žengti pirmą žingsnį ir labai labai svarbus momentas dėl mūsų, mes kaip labai people pleasinam, ne, mes kaip visus norim, kad visiems būtų gerai, mes norim, kad visi būtų laimingi, kad visiems būtų viskas fainai. Ir tokiu būdu labai, labai daug paaukojam savęs, laiko, jėgų, pinigų ir panašiai, ar ne? Tai šiuo atveju, kalbant apie gydymą, kalbant apie, ne gydymą, bet, sakykime, tą pačią terapiją, ne? Kad palengvint ir išmokt valdyti šitos simptomus, ypatingai, kai aptemsta. Tai susiraskit būtinai specialistą, kuris jums tinka, patinka, kurio metodai jums faini, kur jūs gerai jaučiatės atėję, jeigu gyvai, ne, jeigu nuotoliu, ten kiti kriterijai, nebijokit pasakyti, kad ačiū, nenoriu, nebereikia, ne, noriu pabandyti kažką tai kito. Nes šitą mes savo esam skolingi. Jeigu jau mes pasiryžtam, aš tikiuosi, po šito podcast'o bus daugiau žmonių, kurie pasiryš, nežinau, pavadinkim tai, tvarkytis, ar ne, ir padaryti savo gerą ir šitos simptomus kažkiek išmokt valdyti. Tai čia jau viltis durnių motina, bet tikrai labai tikiuosi. Tai pabaigai norėčiau, kadangi šiek tiek ir užstūmiau ant savęs ir ant jūsų, ADHD, mano mielieji bendraminčiai, ne? Tai norėčiau tokį didelį bet skelti. Kaip nebebūtų, ką mes čia sabotažinam, nesabotažinam. Tam yra aišku priežastis, kuri labai gražiai atsispindi šitam pavyzdį. Ypatingai, pavyzdžiui, tiems, kurie neturi ADHD, tai dar aiškiau bus. Na, o mums tik tai patvirtinimas, ne, kad yra taip, kaip yra. Įsivaizduokime,
kad vyksta lenktynės, bėgimo, ane? Koks nors maratonas, bet ten bėga keli žmonės. Pas vieną iš jų, tarkim, bėga 4, ane? Ir pas vieną iš jų yra kojos trauma ar žaizda. Jis gali bėgt ir bėga ir bėgs, bet jam sunkiau yra bėgt negu likusiems 3. Ir čia jokio negali būti bet tačiau. Buvo, yra ir bus visada sunkiau. Visada. Stengsis iš visų jėgų ir labai svarbu yra baigti lenktynės ir aišku, pralaimėjimas ar ten buvimas paskutiniai vietoj, kaip paskui šitą visą juodą periodą įjungia tiesiog, bet mes bandom bėgt, nors turim traumą, kai tuo tarpu kiti neturi. Tai tokiam įsivaizdavimui, kas yra ADHD ir kaip su tuo gyventi, tai yra, viskas gerai, viskas puiku, tik vienas niuansas, ane? Tik tas niuansas kartais aprėpia visą gyvenimą, visą pasaulį, viską, kas tik tai įmanoma, ne? Nes kojos trauma yra kojos trauma. Su ja gali bėgiot, lakstyt, bet visada yra kaip minimum diskomfortas, o iš esmės pastovus skausmas ir galima tą sumažint, galima tą minimalizuot, bet panaikinti ne. Todėl, mielieji, neturintys ADHD žmonės, ar kitaip tariant, turintys labai labai lengvą formą, todėl skaitosi, kad neturintys, nes turim visi. Bet pabandykit suprast, vis tik tai to žmogaus, kuris bėga su kojos trauma ir mes matom, kad jis tą traumą turi, ar tą žaizdą kažkokią problemą, nes nėra matoma. Tai mes jo kaip gailim ir kaip mes jo didžiuojamės ir koks jis šaunuolis, ar ne, žmogutis. Tai žmogus su ADHD taip gyvena kiekvieną mielą dieną. Bėga maratonus su traumuota koja. Taigi, tokia ta tamsioji pusė. Aišku, čia toli gražu ne viskas. Čia yra tie simptomai, apie kuriuos aš išvis nieko negirdžiu. Niekur neišskaitau, nes niekur neparašyta. Ir labai norėjau sudėliot, kad būtų bent vienas kažkoks, kad ir labai nekoks šiandieną podcastas, tą prasme, kokybės prasme, bet tai viskas, ką aš galiu deliverint, nes pati esu dabar duobėj ir įrašymas podcasto man yra labai svarbu, kad ir tokio wobbly ir iš gabaliukų surinkta, bet mano didžiausia priklausomybė yra padėti žmonėm. Ir įrašinėdama, pasirašinėdama, pasiruošdama, nors niekada nesiruošiu, o čia man yra toksai labai step back, ne? Kad teko pasirašyti, pasižymėti, bet svarbu, kad padaryta. Dėl kokybės čia jau ne man spręst, bet vienintelio, ko tikiuosi, kad nesiklausys sunkiai, nes visai kaip įmanoma stengiuosi, kad neskambėtų sunkiai, nes tikrai įrašinėdama daug geriau jaučiuosi. Taigi tikiuosi, kad pravers šitas podcastas, kadangi... labai mažai informacijos ir
va tas podcastas, kuris sunervino, nu, tikrai pažiūrėjus, tai atrodo, kad mes nieko neišmokom nuo pat pradžių, kai tik ADHD tapo a thing Lietuvoje. Tad, kad ir kartojos, jau žinau, kad kartojos, čia irgi prie simptomatikos, bet labai tiesiog noriu iškomunikuoti visus šitus niuansus. Matot, kaip gaunasi, vat kas, irgi kaip, tarkim, kaip simptomas, ne, kaip bruožas. ADHD žmonės turi labai gilę nuojautą, ar ne? Ir kaip žinodama, aš niekada neskrolinu, aš jau nežinau kiek metų. Telefono rankose nelaikau ir neskrolinu ir ne kažką, o šiandien tiesiog porai minučių kažkaip taip gavas, vos netyčia. Ir užsirauta ant Reelso, ne, kur pamatai, kad yra nauja tema podcastui, ne ta, kurią aš buvau pasiruošus. Buvau pasiruošus apie overthinkinimą, tai kitą šeštadienį įrašysiu, jeigu viskas bus gerai, nieko nepažadu, kad nebūtų kaip anąkart, bet jeigu įrašinėsiu, tai apie overthinkinimą ir kaip nustoti overthinkinti. Tai vėlgi tiek ADHD žmonėm, tiek autistiškiem žmonėm, tiek dvipusėm žmonėm, tiek visiems tinkama informacija. Taigi, ačiū Jums labai. Jeigu kažkur kažkas labai prastai, tai tikrai ne tyčiom padarė. Aš žinau, kad skamba taip prastai, bet aš noriu, kad Jūs girdėtumėt ir aš noriu, kad Jūs žinotumėt, kai būna blogai. Kai būna duobė ir tu bandai iš paskutiniųjų vis tiek padaryti dalykus, ne? Nes aš čia ne pavyzdį noriu parodyti, kad va čia vis tiek einu ir darau. Aš tai kaip vaistą naudoju pagalbą žmonėm kartais visada. Tai ir man pagalba. Todėl labai tikiuosi, kad nesiklausys sunkiai, kad gausit kažką naudingo iš šitos 1,5 valandos. Už kokybę tikrai persiprašau tiesiog, bet tai maksimum, ką aš galėjau šiandien iš savęs išspaust. Su Jumis buvo Merula, daug kalba, šiandien daug kalbėjo, bet su visais pamykčiojimais ir padrebėjimais, pavadinkim taip, ar ne, bet tai taip jau būna. Tai būna mums visiems, tai aš va dabar be kaukės, jokio maskavimo, jokio nieko, kalbu su Jumis taip, kaip jaučiuosi, būdama būsenoj, kokioje esu. Ir pasakau būtinai, kad žinotumėt, kad taip, podcastas šį kartą yra sudėtas iš gabaliukų, nes labai daug kartų teko kirpt lauk tylą arba užstrigimą, pastrigimą. Bet taip, kur yra didžiausia tamsa, ten vieną dieną atsikėlus būna ryškiausia šviesa. Tai aš tikiuosi, kad taip ir bus. Ačiū Jums labai, geros ateinančios savaitės ir tikiuosi iki šeštadienio. Merula prastai daug kalba, eina ilsėtis. Apkabinu, visiems
linkiu ramybės sieloj, ramybės aplinkoj, ypatingai dabar šituo crazy laikotarpiu. Mėgaukitės šventiniu balaganu, o nepsichuokit, nesinervuokit, nesiverskit kūliais. Tai yra šventės, gražiausios metų šventės, magiškos, stebuklingos. Jos niekada nebuvo sukurtos, kad šitaip lėkti, bėgti, griūti, pykti, nervuotis ir tai tiesiog nesueina, ne? Kalėdos ir tokios nuotaikos, kaip kad dabar vyrauja, ypatingai ten, kur didelės patalpos ir daug parduotuvių. Gaila. Mėgaukitės. Tie, kurie girdit, klausot, pagalvokit apie tai. Galima tiesiog užmerkt akis ir nekreipt dėmesio į tuos, kurie bėga, tuos, kurie lekia, į tuos, kurie rėkia, į tuos, kurie verkia, į tuos, kurie pyksta. O tiesiog mėgautis tuo faktu, kad neužilgo Kalėdos ir laikotarpis magiškas. Būkim tokioj energijai, būkim tokiame flow. Bent jau pasistengim. Iki kitos savaitės.